vaikučiai. Rasius iš Muntafų. Vat esu dabar mūsų miestelė, kur gyvenam, kurortėlį. Čia Metutė. Grynakraujė lietuvaitė šuniukas. Priešais matosi Hoch-Joch viršūnėlė. Kaip gražiai apsnigta nuo 1800 sniegas kažkur stovi. Čia yra rytinė pusė. Šitą. Gal pietrytinė net. Rytai ten kažkur. Čia iškiai pietryčius. O vat pietinė pusė viskas jau nutirpo. Varinėje alpinistai leidžiasi ir mes važiuojam. Tada Lipštubė. Čia restoranėlis, kur žiemą nusileidus po slidinėjimo galima paskanauti. Ir vasarą, aišku. Čia į viršų. Važiuoja gondolos. Ir oras fantastiškas. Fantastiškas oras. Pas mus ir aš noriu gal trumpai, senai jau labai eterį buvau. Turiu daug darbų. Buvo tas prieš savaitę čia šaltas oras užėjęs toks. Lijo, smarkiai lijo, o kalnuose aukštai snygo. Tai buvo kažkur sniego zona iki 1000 metrų nusileidus. Ai, vat, į kitą pusę parodysiu. Čia irgi pietinė pusė, bet viršuje ten yra viršūnėlės po 2500. Tai vadinasi Fandanser Steinwand. Užstoja dabar sodas. Išeisim pasimatys dar. Tai vat norėjau čia tokioje vietoje, kad gražesnių vaizdų parodyti. Ir pas mus dar vasaros sezonas kaip nuo rugpjūčio 3 ar 4, kaip prasidėjo, tai tęsiasi. Dabar jau rugsėjį biški po aukštojo sezono kainas nuleidau, tai varo ištis, aišku, ten daugiausiai taip žiūri, kai tik geras oras, tai užsipildo viskas. Nuleidau truputį kainas, tai darbuojuosi intensyviai. Ir noriu perduoti linkėjimus. Žinau, kad čia mane žiūri nemažai molėtiškių. Tai aš irgi save dabar bandžiu identifikuoti. Tai aš irgi identifikuoju save kaip molėtiškį grynakraujį. Ir linkėjimus perduoti visiems molėtiškiams. Jurgai, Janai, su kuriam buvau vasarą, ir Arūnui, su kuriais klasiokų susitikime. Buvom Liepos vidury susitikę. Ir tada žinau, kad, man pasakė, kad savo broliai, Andriukai, Andželai, Milai, perduodu linkėjimus. Tada žinau, kad Ramaldis mane žiūri, pusbrolis, tai Ramaldai, laikykis, pliamė tavo mama, sakė, irgi žiūri, tai dėkui. Paštas nuvažiavo. Ir pas mus vasarėlė sugrįžo 20 laipsnių. Parodysiu apylinkę šiek tiek. Karvutės buvo per tą orą iš kalnų parvežė ir, galima sakyti, prieš savaitę, penktadienį praėjusi buvo čia tas paradas kasmetinis. Pavasarį būna per miestelį paradas ir iš kalnų nusileidžia jau. Kai sniegas krenta pirmas, tai tada per visą miestelį praeina ir gerai taip pakakoja. Visur kas neužsitvėrė, tai ir gėlynus ten kokius, ar ištripė tas karvutės tokį bandą. Ir aš jau atsidariau žiemos sezoną. Atidariau, tai jeigu kas norėtų atvažiuoti žiemą, tai kaip sakau, mielai prašom. Atidariau vieną apartamentą. Tai kas buvo, tai anksčiau tai pamatys, kad naujovių pas mus šiek tiek įvyko. Niekas nestovi, tai pastovi, viskas po truputį keičiasi. Ir Hoch-Joch gražiai atrodo, masyvas.
Ten eina 2 keltuvai yra, iš vienos nemokamos aikštelės ir iš Runs miestelio. Kyla tokia didelė būda, kurioje galima gondola, kurioje galima dviračius į viršų keltis. Ir viršutinė dalis nuo 2 km žemyn iki 1,5 kažkur yra. Ten 3 downhill yra maršrutėliai. Bike parkas toks vadinamas. Ten vienas sunkesnė, man atrodo, ten 2 lengvesnės ten tos trasos. Nu ir ką, tai jeigu kas norit atvažiuoti, tai aš jau artimiausiai draugai informuoti. Bet jeigu dar kas nors norėtų, tai atsidariau 2 aukšto apartamentą, 2 kambariai, plus virtuvė, plus gyvenamasis kambarys su terasa. Ir 3 aukšte dar turiu 2 kambariukus. Tai žiūrėsiu, kaip ten su jais darysiu. Ir 3 aukšte yra pas mus virtuvė nauja padaryta. Lieka ten smulkmenos. Tokias kaip šviestuvą pakabint, boilerį prijungti. Nu, dar čia gražiau panorama. Čia vat yra 2000 aukštis kažkur, vat, kur tas miškas viršui, 1900 gal kažkur viršūnėlė yra. Nu, ten vat virš 2 truputį tos uolėtos. Čia vat visa pusė, tai čia pietinė pusė, bet čia dar likę to sniego, kur aukščiau guli ant uolų. Kažkaip parodysiu kaip jaunėlis. Pas mus prasidėjo naujas etapas. Eigeris, mano vyresnis sūnus, gimnaziją pradėjo lankyti. Tai kiekvieną dieną turi su autobusu, su traukiniu ir dar vienu autobusu važiuoti į kitą miestelį. O mažasis, su mažuoju jau pradėjom kiekvieną dieną darželį lankyti, tai man irgi toks kaip naujas etapas atsirado biškį laiko. Šiek tiek visokius darbus padaryti, dabar su turizmu. Dabar daug lengviau, kai kiekvieną rytą turiu laisvesnį ir galiu kažkokį darbą padaryti. Dažniausiai tai kambaris dar turiu. Tai va. Ir tokie vat pas mus įdomybės. Kelias toks. Dabar, dar trumpai tada apie žiemos sezoną trumpai dar papasakosiu. Žiūrėjau, iki kiek žiemos sezonas tęsiasi, tai prasideda jis tradiciškai gruodžio 1 savaitgalį. Jau dauguma, jeigu sąlygos yra, tai dauguma liftų atsidaro kurortėlių pas mus. Pas mus slėnyje yra 4 kurortai, tokie didesni. Ir mažesni. 5, galima sakyti, žiemą. Tai jeigu būna geros sąlygos, tai būna, kad ir lapkričio pabaigoje, pernai, užpernai atsidaro, bet Hochjoche ten varžybos dažniausiai būna va tam kalne. Tai jie jau ten būna pasiruošę lapkritį jau gerai ir jau lapkričio gale paprastai jau ten būna. Manau, kad vietiniai ten turbūt ir treniruojasi. Pagrindinė vieta, kur sezono pradžioje. Ir paskui tęsiasi sezonas iki mūsų keltuvas, mačiau, preliminarius yra datos, tai čia dar gali netikslas, bet tokios suplanuotos. Pas mus kovo 30 užsidaro, tai gan anksti, nes paprastai iki birželio ten antros savaitės vykdo, iki balandžio. Tai užsidaro kovo prieš paskutinę dieną, 30, o kiti, mačiau, veiks iki Hochjochas, Gargelenas, ir turbūt Nova, man atrodo, veiks net iki 21 balandžio numatyta. Na, aišku, ir ten Silvereta, tai iki gegužės veikia Silvereta, bet ten jau skiturininkams, ten jau tie, kam nereikia keltuvų. Tiesiog. Tai vat, parodysiu, kaip upė kalnų atrodo. Čia slėnis yra relstalis, ant jos yra elektrinių
vieną ir dabar dar antrą viršui stato hidroelektrinę. Na ir čia tokiom pakopom krenta. Žiemą, mačiau, netgi buvo užšalę šitos pakopos. su ledkirčiais galima, jeigu būtų labai šalta, pabolderint su ledkirčiais. Bet, nu, kažkaip šalčio praeitą žiemą daug nebuvo. Man, nu, einam į miestelį. Ir link namų. Tai ačiū visiems, nesugalvoju, ką čia daugiau, netimsiu gumos, ačiū visiems už dėmesį. Linkėjimus perdaviau, dar perduosiu, dar Benui Dainai. Su jum buvo labai miela susitikti ir kažkada padarysiu. O, į tą pusę dar žiūrėkit, dar vieną viršūnę atsivėrė. Čia Guncer Mittag Spitze, 2300 aukštis maždaug. Ir va tas snieguotas toks kularas, biškį dešiniau viršūnės, tai jis žiemą ten labai geras skituras yra ir žemyn freeridas, labai smagus. Šitam kažkada vieną kartą iš tikrųjų leidausi, tai ir nesėkmingai gan. Buvau su nauja hebrytė tokia ambicinga susipažinęs ir buvau su naujom slidėm. Ir kažkur ten ant, žodžiu, įlindo man slidės viršus kažkur į užšalusį sniegą ir biškį čiurną. Įsisukau tai visą sezoną, ten biškį tokia sunkus tada. Bet jau viskas praeitim. Vat. Ir iki kitų kartų. Ačiū uždėmesį. Gražaus visiems rudenio, girdėjau, kad ir Lietuvoje saulėta, tai pas mus irgi dar vasarėlė, galima sakyti, tokie vasariški orai, neskaitant šaltų naktų, iki spalio vidurio ir pabaigos dažnai būna. Iki.